Sveiki. Šiandien parodysime, kaip reikia daryti pratimą lenkimasis į priekį. Jisai atliekamas nuo išsėdimos padėties, keliai tiesūs, pėdos užlenktos į save. Reikėtų prieš tai patiesinti nugarą, iškeliant rankas virš galvos. Iškeliam rankas virš galvos, patiesinam nugarą ir su iškvėpimu palengva lenkiamės į priekį. Keliai, kaip minėjau, tiesūs, pėdos užlenktos, suimam už kojų pirštų. Jeigu nepasiekiam kojų pirštų, galim paimti ir už čiurnų. Galvos nenuleidžiam žemyn, stengiamės laikyti tiesų stuburą ir galvą šiek tiek atlošti atgal. Ir su kiekvienu įkvėpimu suderinam kvėpavimą su judesiais. Stengiamės su įkvėpimu patiesinti stuburą, o su iškvėpimu lenkti šiek tiek žemyn. Ir darom su atsipalaidavimu. Sutelkiam dėmesį į tempiamas vietas. Stengiamės išlaikyti esamą padėtį, nejudėti, nevirpėti kažkaip. Ir tiesiog stebėti kvėpavimą ir sutelkti dėmesį į buvimą čia ir dabar. Galime palaikyti pusę minutės, minutę. Nauda yra tokia, kad tempiam nugarą, tempiam kojas, kojų pėdas. Kojos mūsų dažnai būna, kad sutrumpėja, ypač jeigu labai daug laiko praleidžiam sėdint sulenkę kojas. Stengiamės kvėpuoti pilvu, pilvą šiek tiek užspaudžiam ir kvėpavimas pilvu labai gerai masažuoja vidaus organus. Gerai, su iškvėpimu dar kartą galim save paspausti, palenkti ir su įkvėpimu grįžtam atgal. Po lenkimuisi į priekį reikėtų atlikti nuokalnės pozą. Tai padedam rankų delnus už nugaros, keliam dubenį aukštyn ir stengiamės pilną pėdą išlaikyti ant grindų. Palaikom šiek tiek ir atsisėdam. Tai tiek šiandien. Geros jums dienos, darykit jogos asanas.